rekomenduoti. Tai po seminaro buvo labai daug klausimų. Mes rengėm antroji daly, tai yra vakariniai daly, kviečiam bendrijas į mūsų seminarą, jiem dėstom tą patį, tik tai sutrumpintai apie tas paslaugas. Ir Alytuje jau pirmieji klausimai atsirado. Reiškia, mes bendryje, mes tos įrangos nepirksim. Bet ką mums daryti, kur mums tokią paslaugą užsisakyti? Realiai absoliuta paslaugų neatlieka. Mes parduodam įrangą, prietaisus. Todėl mes su kolektyvu sugalvojom ir įdėgiam dabar prie savo puslapio, čia puslapį ir pavadinom, išskiriam tam tikrą dalį mūsų puslapyje. Čia mano kalėdė dalį. Įvedėm rubriką paslaugas. Ką tai duoda? Mūsų idėja tokia, kad, tarkim, bendrijos ar kažkokie tai įstaigos ar kažkokie tai namai ar privatos žmonės ieškos kažkokios tai paslaugos. Realiai mūsų paslaugose gali būti, tarkim, kaip dabar įvesta šildymo sistemų plovimas, šildymo sistemų degazavimas, oro šalinimas, šilmokaičių plovimas, dispečerizavimas, tai yra DLCL. Ir užėjus į tą sistemą, žmogus, tarkime, jau čia jau toj paslaugas pasirinkęs, gali pasirinkti paslaugą. Ir jam, pavyzdžiui, domina šildymo sistemo plovimas. Jisai užeina toliau, paspaudus reiškia šildymo sistemo plovimą, įeina į sekantį puslapį, kuris jam atsidaro, kompiuteris biškį miega, reiškia, jisai gauna visą informaciją, kaip tai galima plauti ir pasirenka Lietuvą. Tarkim, Klaipėdos apskritis yra, jisai renkasi Klaipėdos ir, pavyzdžiui, Klaipėdos rajonas, tai reiškia, turiu omeny Klaipėdą ir Klaipėdos rajonas. Ir čia realiai mes darėm dar po pirmo seminaro, čia nėra aktyvuota, čia aktyvuota Vilnius, tai pavyzdys. Tai yra, kad toliau gali nueiti ir pasirinkus, pavyzdžiui, Vilnių ir kaip primenu, kad šildymo sistemų plovimas išeina į papildomą langą jie ir gauna, kad tokia įmonė gali atlikti tokią paslaugą. Ir yra jos kontaktai. Realiai, kas gali tą sistemą pakliūti, realiai tie, kas nusipirko pas mus įrangą, kas su mumis dirba. Mes tai teikiam tokią paslaugą nemokamai ir norime, kad jūs patektume. Tai yra tiem, kam įdomu gauti papildomų darbų, tarkime. Ir čia, kaip matom, dabar yra Montuva. Realiai dabar, jeigu pasižiūrėt mūsų puslapį, yra daugiau miestų aktyvuota, reiškia, kas įsigijo tam tikrą įrangą ir gali atlikti tam tikrą paslaugą, mes, jeigu jie nori, nurodom savo sistemai. Mes už tai pinigų neimam. Tai yra, tik tai norim, kad tos paslaugos realizuotųsi. Tai jeigu jūs esate iš skirtingų miestų ir tokią paslaugą norite tiekti savo rajone, savo mieste, įsigykit įrangą ir mes jūs reklamuosime, kaip sakant, nemokamai. Kaip tai sistema veiks, mes nežinom, nes ją tik tai dabar paleidžiam. Bet kai tai nekainuoja, manau, problemų tame nesudaro. Suveiks, nesuveiks. Tai va, ir realiai dabar, sakau, mes daug skambučių turime iš namų, iš bendrijų. Ateis apie 50 bendrijų žmonių šiandien vakare, ant tos valandos. Realiai mes sakysime, kad jeigu jums reikia tokių paslaugų, jūs galite ieškoti mūsų sistemai ir jums tada jau beliks susiskambinti su tam tikra įmonė, viena, kita ir susitart dėl paslaugų. Planuojame dar nurodyti maždaug vidutinės rinkos kainas, bet jas